žodžiu, ar kažkokia speciali žemė skirta šilauogėms augti ir tada visą tai jinai pasodino, žodžiu, į tą žemę, bet po apačia tai tie plastikai liko. Kaip, man vien tas žinojimas, kad yra po apačia plastikas, man kažkoks pasipriešinimas iškart kyla ir norisi, man tiesiog nesinori tos taršos. Lygiai tas pats, kažkokius senus paėmė senas lentas, taip aptvėrė visą tą griovelių, kuriame augo tos šilauogės. Irgi, tai aš sakau, aš jas tiesiog išsiplėšiu, tas lentas tikrai išsiimsiu ir man tas pats čia. Ir vėl gavosi, jinai vėl padarė tokią duobę ir tai čia visa teritorija yra duobėta, tai jinai vėl čia iškasė tokį karstą, atsiprašau, išklojo plastikų, suvarė juodžemį ir tipo auga. Aš nesistopiu, kad čia yra tokie kalneliai pakalnės visą teritoriją. Tai jeigu tokius būdų darė, tai toks rezultatas tada. O kaip iš tikrųjų tas šilauogės sodinti? Ir ką man dabar, pavyzdžiui, daryti su tais plastikais? Aš nežinau, patarkit. Kas sodininkai, daržininkai, patarkit, nes, norisi viską išdraskyti, išdraskyti čia nepavyks, čia jau po žeme visas tas plastikas.